Kaune Aleksandro Stulginskio universiteto miestelyje vyko jau 20-oji tarptautinė žemės ūkio paroda Ką pasėsi. Didžiausia paroda Lietuvoje supažindino su naujausia žemės ūkio technika, pažangiausiomis technologijomis, įranga ir produktais. Vieną gausiausių ekspozicijų pristatė akcinė bendrovė Lytagra, žemdirbiams siūlanti itin didelį patikimos ir modernios žemės ūkio technikos asortimentą. Lytagros pasididžiavimas įvairių serijų New Holland kombainai. Vienas populiariausių kombainų tai yra CX serijos. Čia jūs matote CX 8080. Jo galingumas yra apie 400 arklio galio. Gali būti komplektuojamas su 6,6 būtent pjovimo headeriu. Čia jūs matote 7,5. Netgi yra galimybė iki 9 metrų pločio užgriebio montuoti pjaunamąją. Tai, kaip žinot, CX tai yra gaminamas nuo 2002 metų ir iš esmės jis yra labai stipriai nepakitęs, bet kas metai yra daromi tam tikri patobulinimai, tam tikros modifikacijos, kurių dėka mes galime dar geriau su šio kombaino darbuotis ir turėti naudą iš šio kombaino. Kaip žinot, kombainas yra vienintelė mašina, ko gero iš visų mašinų, kurios yra parduodamos rinkoje arba siūlomos rinkoje, tai yra ta mašina, kuri surenka pinigus iš lauko. Apart CX serijos, New Hollandas gamina tikrai plačią gamą kombainų, tai yra galingesnės serijos kombainai, tai jau jie yra nuo 300 net iki 500 virš arklio galio. Tokioj būtent gamoje gaminami kombainai, tai yra rotoriniai, CR serijos būtent kombainai. Jų unikalumas yra toks, kad yra dviejų rotorių sistema ir lyginant, tarkim, su kratikliniu kombainu, apie kurį aš prieš tai kalbėjau, greitis yra pasiekiamas būtent lauke tikrai didesnis, našumas irgi yra didesnis. Aišku, reikia atsiminti tokius dalykus, kad mūsų klimato sąlygom yra ankstyvi rytai ir vėlyvi vakarai, tai yra su rasa. Rotoriniai kombainai, kaip žinot, yra dauguma jų pritaikyti ir buvo kurti tam, kad dirbti sausesnėm sąlygom. Taigi būtent ir yra tas dalykas, kad kratiklinis kombainas toj vietoj jis yra universalesnis. TC serija yra mažesniem ūkiam, štai būtent vėlgi mažesnėje ūkiai kaip Dzūkijos regionas, Švenčionių regionas. Kiekvienam, sakyčiau, regione yra tokių ūkio ir yra populiarūs būtent tuose ūkiuose TC serijos kombainai, tai yra TC 5 serijos kombainai, kurie yra maždaug nuo 220 arklio galių iki 300 arklio galių ir yra šiek tiek siauresniem pjaunamosiom, bet yra tikrai patikimi ir populiarūs Lietuvos rinkai. Lytagra oficialus JCB gamyklos žemdirbiams siūlančios plačią krautuvų gamą atstovė. Čia savo ūkiui tinkamiausią krautuvą išsirinks ir smulkus, ir vidutinis, ir stambiausias ūkininkas. Būtų šarnyriniai teleskopiniai krautuvai ir galingi būtų universalūs frontaliniai krautuvai. Gama yra tikrai labai plati, atitinkantis poreikius tiek mažiem, tiek vidutiniams, tiek stambiems ūkiams. Šiai dienai tikrai krautuvai dar yra kaip ir naujiena Lietuvos ūkiuose. Tikrai jų poreikis tik didėja, kadangi krovos darbų yra ir mažiuose, ir vidutiniuose, ir stambiuose ūkiuose. Todėl dirbame su klientais, su ūkininkais, su bendrojomis žemės ūkio individualiai ir pagal jų poreikius paprasčiausiai pasiūloma, koks tai krautuvas atitiktų. Jeigu kalbėtumėm apie populiarumą, tai galėtumėm išskirti kaip ir trivaldystę šitoj vietoj. Tai būtų universalūs teleskopiniai krautuvai 53170, 54170 ir 53595. Tai būtų 3, 4, 3,5 tonos keliamosios galios, strėlės siekis nuo 7 iki 9,5. Šitos krautuvus mėgsta vidutiniai ir stambesni ūkiai. JCB krautuvai išsiskiria ir yra vieninteliai krautuvai,
kurie gaminami vienoj gamykloje, pradedant nuo variklio, transmisijos, ašis. Visas krautuvas 100% yra gaminamas vienos gamyklos. Ir pranašesnė mašina tampa tada, kai inžinieriai randa bendrą kalbą, tobulinant tiek dėl ekologinių reikalavimų, tiek sprendžiant ir labai greitai įgyvendinant inžinerinius sprendimus. Todėl jie pasižymi, kad greitai adaptuojasi prie naujų iškylančių reikalavimų. Lytagra viena didžiausių rinkoje traktorių pardavėjų. New Hollandas gamina visą eilę traktorių. Mes turim vieną galingiausių 8 serijos traktorių, tai yra T8420, tai 8 serijos galiūnas, pats galingiausias iš New Hollando siūlomų traktorių. Jo maksimali arklio galių, būtent šitą nominalas, tai yra 420 arklio galių. Ir tas traktorius, jo svoris yra net virš 10 tonų, taigi sunkiam darbam tokia mašina yra pritaikyta. Kuo išskirtinis jisai su prieš tai būtent buvusiais T8 serijos traktoriais, tai yra, kad jis turi belaiptę transmisiją. Belaiptę greičių dėžę. Jos pagalba jūs galėsite dirbti su mažesniais sūkiais, tuo pasiekoje galėsite sutaupyti tikrai daugiau, kas liečia kuro sąnaudas. T7.260 traktorius arba mūsų stende T7270. Apie šios traktorius daug nesiplėsiu, bet jie yra vieni populiariausių, būtent T7 serijai. Yra patikimi, gaminami Anglijoje, gali būti komplektuojami su automatinė greičių dėžė arba gali būti su belaipte transmisinė. Būtent komplektuojami, tai vėlgi čia pagal jūsų poreikį. Jų galingumas prasideda nuo 160 arklio galių ir gali būti pats galingiausias, tai yra 225 vardinių arklio galių arba maksimalių arklio galių 270. Lytagroje apsilankę žemdirbiai ras naujausių našiam darbui skirtų sėjamųjų, barstytuvų, purkštuvų, skutiklių, smulkintuvų, plūgų ir kitos technikos, be kurios neapsieina šiuolaikinis ūkininkas. Amazonė gamintojas čia pristato tokias naujoves kaip sėjamosios. Tai yra pirmą kartą Lietuvos parodos jūs pamatysite būtent Amazonė Cirrus 4003 sėjamąją, tai yra sėjamoji būtent 4 metrų nelankstomą. Tai vėlgi, jeigu kiti gamintojai prieš tai siūlė nelankstomą sėjamąsias, Amazonė iki šiol negalėjo, tai dabar jau pradėjo siūlyti. Toliau jūs pamatysit lygiai tos pačios serijos, tai yra Cirrus sėjamoji Amazonės tik 6 metrų, kuom jinai yra unikali, jinai jau yra čia su trašom. Pirmą kartą debiutuoja būtent šioje parodoje ir Lietuvos rinkoje, tai yra Amazonė sėjamoji su trašom. Ten yra santykis bunkeris keltas 40-60 ir kas yra įdomiausia, kad ta sėjamoji būtent trašų padavimas eina kartu per sėklavamzdį. Ir su sėkla kartu krenta traša ir pačiam startui yra, reiškia, parenkamos trašų granulės. Vėlgi, kiekvienas ūkininkas turi savo technologiją ir yra tai naudojama būtent pačiam startui. Toliau, aišku, Amazonės stende jūs galite pamatyti taipogi ir hidraulika varomą barstytuvą, kuris reaguoja būtent į žemėlapius lauko, jeigu jūs prieš tai juos susikeliate į kompiuterį, taigi galite išgauti tikslumą. Ir viena iš tokių naujovių, tai ką jūs galite pamatyti šiame stende, tai yra Amazonės savaeigis purkštuvas, tai yra Pantera. Jis yra pats naujausias, jis yra 36 metrų darbinio pločio. Viena iš tokių naujovių jūs pamatysit kaip Horsch Terrano 4MT, būtent noraginis kombinuotas su diskais skutiklės. Ir viena iš tokių didesnių mašinų jūs pamatysit kaip 6 metrį prikabinama diskinį skutiklį, vėlgi yra ten patobulinimai, taigi šios mašinos jos yra jau tampa populiarios, nes yra prikabinamos, jos yra našesniam darbui. Kronės stende jūs galite pamatyti patį galingiausią šiai dienai sukurtą rinkoje savaeigį smulkintuvą, tai Kronė BigX 1100, tai šis galiūnas yra 1078 arklio galio. Tai yra pati galingiausia Lietuvoje mašina, savaeigė mašina, kuri atlieka kukurūzų smulkinimą arba žolės rinkimą. Ir viena pirmųjų Pabaltyje pristatoma mašina, tai vėlgi
įdomus smulkintuvas, yra daug naujų patobulinimų, yra apsaugos nuo akmenų, apsaugos nuo metalo, sudėtas tam, kad visiškai pilnam darbui. Yra autopilotas bei daug visų kitų privalumų, jeigu norite įsigyti tokią mašiną ir darbuotis be jokių, tarkim, kažkokių kliučių. Taip pat stende jūs galite pamatyti didelę gamą atsarginių detalių, galite pamatyti daug būtent gyvulininkystės reikmenų. Tai čia irgi toj vietoj Litagra, kaip žinote, tą atstovauja ir jūs tą galite rasti filialuose. Viena iš tokių dar naujovių, ką jūs galite pamatyti, tai vienas didžiausių būtent gaminių iš flygelio, tai yra flygel unikali įstumama priekaba. Tai vėlgi ta priekaba, jos masė, jos reiškia, ji gali vežti 29 tonas bendra masė yra ir ji turi unikalų dalyką, tai yra įstumimo sistema, galima dirbti riboto aukščio patalpose, ji yra 12 metrų ilgio ir galima montuoti gale, tarkim, tam tikrus priedus. Tarkim, galima uždėti mėšlo kratytuvą, galima uždėti perkrovimo sraigę, galima naudoti tiesiog kaip priekabą. Taigi šita tikrai universalus ir unikalus dalykas. Viena iš tokių naujovių tai yra 8 korpusų didysis overmo plūgas. Tai vėlgi jam reikalingas galiūnas virš 300 arklio galių, bet vienu metu jūs galite labai didelį užgrebį su juo arti. Patys pažangiausi žemdirbiai pasitelkia robotus. Gyvulininkystę užsiimantiems ūkininkams siūloma išbandyti olandų gamintojo Lely melžimo robotus. Jie jau patikrinti praktikoje, įvairiose šalyse jų įdiegta apie 20 000. Dar vienas pagalbininkas – pašarų dalintuvas. Taigi, norintiems robotizuoti fermas, Litagra gali padėti. Be šių naujovių Litagra gali pasiūlyti daug mažosios įvairių gamintojų technikos reikalingos ūkininkaujant. Finansavimo galimybės yra įvairios. Tarkim, pradėkim nuo New Holando. New Holandas šiai dienai turi finansavimo sąlygas, tai yra 3 metų laikotarpį 0% plus 3 mėnesių Euriboras arba 0,95%, tai yra 5 metų laikotarpį. Tarkim, JCB turi lankščią schemą nuo 0 iki 1,2% finansavimo. Jeigu bankas standartinės palūkanos šiai dienai vaikšto apie 2,5%, tai štai mes galim pasiūlyti New Holando JCB šitą. Ant kronės galime pasiūlyti, jeigu 3 metų laikotarpiu, 1% plus 3 mėnesių Euriborą, jeigu renkatės 4-5 metam, tai gali būti 1,2%, 1,1% būtent šitą finansavimo palūkanos. Į parodą nesuspėję, tačiau norintys įsigyti naujos žemės ūkio technikos Sūduvos krašto ūkininkai kviečiami užsukti į Litagros prekybos centrą Marijampolėje. Jame gausus atsarginių žemės ūkio technikos dalių, padangų, įrankių asortimentas. Artėjant žolinių pašarų ruošimo sezonui Litagra jau dabar siūlo įsigyti šienainio plėvelės. Šiame centre ką nusipirkti ras ir sodininkas, ir daržininkas, ir eilinis miestietis. Prekių asortimentas yra tikrai labai didelis. Didelis gyvulininkystės skyrius, įrankių skyrius tikrai gausus, tvirtinimo detalės didelės, sodas daržas, kas kiekvienam žmogui aktualu, prie to pačio, aišku, ir statybinės medžiagos. Ir paskui mūsų pernai atsidarė, simkim, galima sakyti, vienintelis mieste toks didelis metalo sandėlys. Metalo praktiškai nėra tokio, kokio mes negalim pasiūlyti. Jeigu jo ir nėra asortimente, 2-3 dienos parvežam iš Kauno, ką reikia, žmogui supjaunam, reikiant pristatom į vietą, dirbam beveik su visom Marijampolės įmonėm, su tais pačiais ūkininkais, kurie dabar ypač sezonui prasidėjus tikrai yra labai suaktyvėję. Ir su ūkininkais, ir su įmonėm tuo pačiu yra sudaromos sutartys. Sutartyse nurodomas atidėjimas, labai jiem patogu, nereikia mokėti. Suprantat, dėl nuolaidų visą laiką tarėmės, galim akcentuoti ir sutartį nuolaidą, galim atskirai kiekvienai prekiai daryti, nes nuolaidos, ne ant visų prekių galim labai didelės nuolaidas daryti. Ten ant statybinių medžiagų, ant ko gal biškį mažiau, ant kažko tai daugiau. Visą laiką, kas ateina, susitarėm visą laiką tikrai su visais.